Labas, labas. Tikiuosi esate sveiki, žvalūs, laimingi ir energingi. O šiandien norėčiau pasidalinti su jumis informaciją apie šią stebuklingą dėžutę ir kasgi joje slypi ir kodėl šita dėžutė yra vadinama namų vaistinėlė. Mano ir kompanijos Young Living misija yra nešti kvapus į kiekvienus namus. Atnešti į namus sveikatą, gėrį, ramybę, atsipalaidavimą ir tuo pačiu gerą būseną vidiniam mūsų kūnui. Ir kai vidinis kūnas mūsų sveikas, išorinis kūnas taipogi padėkoja. Trumpai apie šią dėžutę ir jos sudėtį. Tai startinis rinkinys, kuris susideda iš 12 eterinių aliejų. Ir kodėl šita dėžutė yra vadinama namų vaistinėlė? Todėl, kad čia yra 12 eterinių aliejų skirtų visoms gyvenimo situacijoms. Trumpai papasakosiu apie kiekvieną. Be eterinių aliejų dėžutės mums atkeliauja dar ir augalinio aliejaus buteliukas skiedimui, nes žinome, kad eteriniai aliejai yra super koncentruoti, jie yra koncentruotesni nuo 100 iki 10 000 kartų nei pats augalas. Ir vienas lašelis pipirmėtis atstoja 28 puodelius pipirmėčių arbatos. Tai jeigu jums sustoja virškinimas, skrandukas negalvoja, pilvą pučia ir nemalonus jausmas žarnyne, tai suvartokite vieną lašelį pipirmėtis. Poveikis kaip 28 puodelių arbatos reiškia pagerės virškinimas, sklandus išėjimas, atsipalaidavimas, dings spazmai ir panašiai. Taigi aliejai, buteliukas augalinio aliejaus ir difuzorius, kurį jūs galite pasirinkti iš skirtingų formų pagal savo namų interjerą, pagal poreikį, ar pilką, ar auksinį, ar keramikinį ir panašiai. Taigi keliaujam toliau, kad ilgai neužtruktume, mes imsime visus šios dėžutės aliejus ir aš trumpai apie juos papasakosiu. Taigi, pirmasis aliejus tai yra vieno augalo aliejukas kopaiba. Kopalių medis, kuris užauga labai didelis ir čia yra pati stipriausia augalinė veiklioji medžiaga slopinti uždegimus, juos malšinti, juos naikinti ir kopalis gali būti vartojamas ir dantų skausmui, ir gerklės skausmui, ir patinimams mažinti, įkandimams, sąnarių sutrikimams. Ir apskritai kopaibą mes vartojame po lašelį kasdien vidiniam uždegimui sumažinti. Taigi per metus laiko reikėtų suvartoti vieną kopaibos buteliuką profilaktikai, kad viduje nebūtų uždegiminių procesų. Antrasis aliejukas tai yra jau mišinys Daidžais. Jo sudėtyje yra ir kadagio, ir pelyno, ir citrinžolės, peletrūno, tai augalai, kurie skirti virškinimo sistemai. Taip, jau galėjot suprasti, kad parazitų profilaktika, virškinimas, rėmuo, kirmeliukai, vėmimas, viduriavimas, pykinimas ir viskas, kas susijęs su mūsų virškinimo traktu, tam pagelbėja Daidžais mišinys. Trečias aliejukas yra frankincensas. Tai yra jo didenybė smilkalai. Tai dovana, kurią gavo Jėzus Kristus, smilkalų derva. Tai čia mes turime iš smilkalų dervos pagamintą ir išspaustą eterinį aliejų. Ir frankincensas yra tobulas santykiui su aukštesniuoju kūrėju, santykiui su Dievu, santykiui su savo potencialu, karūnos čakrai atverti, meditacijai, atsipalaidavimui ir tai tokiai vidiniai ramybei, kad viskas yra gerai, viskas bus gerai, aš esu savo vietoje ir tam geram jausmui, kad čia ir dabar esu tobula. Dar apie fizinį kūną kalbant, tai frankincensas tinka ir esant kosuliukams, imuniteto pastiprinimui, visų ląstelių regeneracijai, atsistatymui ir pakitusių ląstelių naikinimui. Labai daug tyrimų atlikta frankincensas ir vėžio sąsaja, kai puikiai frankincensas naikina pakitusias ląsteles mūsų organizme. Tai ir gražiai odai, ir nuo raukšlių, sveikoms ląstelėms ir tam sąmoningumui pakelti. Tai nuostabus aromatas frankincensas.
Keliaujam toliau, turime pipirmėtę. Ta, kurią kalbėjau, kad ir virškinimui pagerinti, gaivumui suteikti, galima sportuojant, energijai. Pipirmėtė gerina atmintį, susikaupimą ir jeigu skauda galvą, čiupkite pipirmėtę, išsitepkite smilkinius sprandą, pamatysite, kaip galva atsigaus ir tikrai nenorėsis jokių tablečių ar kažko panašaus. Sekantis aliejukas yra mišinys RC. Tai yra trumpinys iš anglų kalbos kvėpavimo takų užgulimas. Tai viskas, kas susijęs su kvėpavimo takais. Slogytės, pavasarinės, nepavasarinės, užgulusios nosis, kosuliai, bronchai ir viskas, kas su plaučiais. Mes naudojame RC mišinį. Čia yra 3 rūšių eukaliptai, pušis, mirta, levanda, mairūnas, skatinantis atsikosyti, išsivalyti organizmą ir tinka jau mažiesiems, labai stipriai skiedžiant, nes čia yra stipriai koncentruotas eterinis aliejus ir originalus terapinės klasės aliejukas. Įmame toliau, mes turime dar vieną mišinį, tai yra mišinys Thieves vagis nuo virusų, uždegimų, gerklės skausmo ir namų oro apvalymui, nes pagarino šį mišinį, namuose oras išsivalo 90% nuo visų skraidančių, plaukiojančių ir visaip kitaip mus gazdinančių bakteriūkščių. Mišinys Purification su citrinžole arbatmedžiais. Tai yra blogų kvapų naikintojas, padeda palaikyti gerą kvapą virtuvėje, vonioje, šiukšliadėžėje, sportiniam krepšyje, batuose, namuose ir toks gaivumo pojūtis garinti namus, nes arbatmedžiai išvalo orą, o citrinžolė skaniai kvepia. Tai miksiukas puikiam kvapui ir švariam namų orui. Dar vienas aliejus, tai jau yra vieno augalo aliejukas citrina, kuris tinka puikiai nuimti lipdukus, etikečių liekanas nuo įvairių paviršių. Labai skanu įsilašinti lašelį į vandenį ir išgerti citrininio vandens. Tada mes valom organizmą, nes citrina tirpdo mumyse esančius plastikus, tai ftalatus ir petrolatus. Visus šitos dalykus iš mūsų išneša ir ištirpdo. Tai vartojame vidų, galima garinti, tinka gleivių skystinimui, jeigu mes kosome. Tai tokiam panaudojimui ir dar daugiau. Toliau mes turime mišinys Blue Relief. Tai yra mišinukas iš kopaibos, pipirmėtės ir kitų skausmą malšinančių eterinių aliejų. Tai labai tinka įvairiems skausmams. Gali būti galvos skausmas, gali būti mėnesinių skausmai, gali būti nugaros skausmas, sporto skausmas, sąnarių skausmai ir viskas, kas susijęs su fiziniu kūnu, kai reikia patrinti, pamasažuoti ir atpalaiduoti. Dar vienas buteliukas, tai yra levanda, didenybė levanda, karalienė levanda. Ir yra sakoma, jeigu nežinai, ką naudoti, imk levandą. Jinai tinka viskam. Nudegimams, kosuliukams, atsipalaidavimui, miegui, nemiegai, depresijai, gaiviam namų, ramiam namų kvapui ir panašiai. Tai levanda numeris 1 tiek vaikučiams, tiek suaugusiam. Taigi, sakiau, bus 12, o matote tik 10. Tadam! Dar vienas skyrius, kuris dažnai būna pamirštas ir nesurastas. Ir čia mes turime likusią dėžutės turinį ir papasakoju toliau. Mišinys stresavai. Vien pavadinimas tą ir sako, šalint stresą. Atsipalaiduokim, nurimkim, nusimeskim įtampas, atsakomybės ir skausmą nuo pečių. Tai čia yra moteriški kvepalai. Čia yra aromatas, kuris priverčia atsipalaiduoti, atsikvėpti, įkvėpti šviežaus, saldaus laimo, kopaibos ir vanilės aromato, pasitepti kaklą ir keliauti per gyvenimą atsipalaidavus. Ir paskutinis buteliukas, tai yra apelsinas. Ir apelsiną galime įlašinti į vandenuką, labai gerai pagarinti vakare, kad visi nurimtų, būtų neįsitempę ir maloniai bendrautumėte tarpusavyje, tai ir vakarui, ir į vandenį, ir šiaip gerai nuotaikai, nes citrusai pasižymi tuo energijos pliūpsniu. Taip pat yra sulčių pakelis ir įvairūs priedai. Taigi šis rinkinys yra namų vaistinėlė, kurią aš rekomenduoju visiems turėti. Ir jeigu jos nori, rašyk, susisiekim. Iki.